Kiekviena hidraulikos pagalba valdoma dalis yra pažymėta atskiru numeriu, todėl naudojantis priekinėje ir galinėje dalyje esančiomis valdymo svirtimis reikia įsitikinti, ar jūsų veiksmas bus tinkamas. Laiko ir kuro taupymui priekaboje yra įdiegtas nuotolinis variklio užvedimo ir išjungimo mygtukas. Taip pat reikia nepamiršti ir visų kitų saugumo reikalavimų. Prieš pradedant naudotis būtina perskaityti vartojimo instrukciją. Pateikus užklausą gamintojui galima gauti kiekvieno automobilio modelio pakrovimo schemas. Rankiniu būdu ištraukiamas pakrovimo rampas, pasiruošiama automobilio pakrovimo iškrovimo procedūrai. Rankiniu būdu pašalinamos apsaugos, kurios leidžia viršutiniai platformai keisti padėtį. Hidraulikos pagalba nuleidžiamos ir sureguliuojamos viršutinė priekabos ir antstato platformos. Prieš galinės hidraulinės platformos sutraukimą reikia nepamiršti perkelti pakrovimo rampą ant viršutinės platformos. Galinė pakrovimo hidraulinė platforma yra sutraukiama, kad maksimaliai sužemintų viršutinės platformos kampą. Įsitikinus, kad visos platformos yra saugiai išdėstytos, galima pradėti pirmą automobilio pakrovimo darbus. Reikia nepamiršti ratų blokatoriais užfiksuoti automobilio ratus. Saugiam ratų fiksavimui ir bendro aukščio sužemimui yra skirtos matiliuojamos ratų duobės. Slankianti viršutinė antstato platforma antro automobilio pakrovimui. Aikštelė virš vairuotojo kabinos veikia hidrauliniu būdu ir leidžia sumažinti automobilių pakrovimo aukštį. Pakeliama hidraulinė platforma antro automobilio pakrovimui leidžia sumažinti bendrą pakrautų automobilių ilgį. Saugiam transportavimui būtinas kiekvieno automobilio fiksavimas transportavimo diržais. Pailginama viršutinė platforma skirta patogesniam automobilių pakrovimui ir užtikrina vietas ratų fiksavimui. Reguliuojama viršutinė platforma, kuri palengvina automobilių pakrovimą apatinėje dalyje. Priekabos viršutinės platformos priekinės dalies aukštis yra mechaniškai reguliuojamas. Prailginama priekabos priekinė hidraulinė platforma. Vairuotojo patogumui turėklai gali būti laikinai išmontuojami. Platformos iš modeliuojamų duobių gali būti lengvai ir saugiai sudėtos į joms skirtas transportavimo vietas. Vidurinė platforma yra nuleidžiama ir netrukdo reguliuoti galinės platformos ilgio kito automobilio pakrovimui. Pakrovus automobilį, galinė hidraulinė platforma yra pritraukiama, kad sumažėtų bendras autovežio ilgis. Pailginama apatinio aukšto hidraulinė platforma ir rankiniu būdu perdedamos užvažiavimo rampos. Viršutinės hidraulinės platformos reguliuojamos ir pasiruošiama apatinio aukšto mašinų pakrovimui. Antstato apatiniame aukšte sureguliuojamos modeliuojamos duobės automobilių ratams. Vairuotojo patogumui automobilis yra pristumiamas į priekį hidrauliniu būdu. Skersiniai gali būti sureguliuojami rankiniu būdu pagal pakraunamą automobilio ratų vietą. Pakeliama priekinė priekabos hidraulinė platforma padaro daugiau vietos kito automobilio pakrovimui. Sureguliuojamas skersinis ant galinio priekabos verstuko pagal kraunamą automobilio ratų bazę. Sužeminama priekinė pneumatinė platforma sumažina pakrovimo aukštį.
Nuleidžiamos galinės mechaninės platformos paskutinio automobilio pakrovimui. Hidrauliniu būdu maksimaliai pritraukiamas priekabos gale esantis automobilis. Pakrovus automobilius, visos platformos yra reguliuojamas iki tinkamo aukščio transportavimo pozicijos. Laikantis gamintojo saugaus krovimo instrukcijų, darbas tampa greitas ir nesudėtingas.